Labas, aš esu Neringa, Etsy verslo mentorė ir tavo Etsy verslo patarėja. Jeigu dar nesi Etsyje, galbūt kažkada būsi, o jeigu jau esi, tai ši informacija tikrai bus šiandieną naudinga. Kalbėsiu, pasakosiu ir parodysiu, kaip ChatGPT gali padėti tau susikurti tobulą Etsy parduotuvę. Ką turiu omeny? Tai dažnam yra problema su aprašymais, produktų aprašymais, parduotuvės aprašymais, tų vadinamų announcementų, story, FAQ dažniausiai užduodami klausimai, tie patys listingų pavadinimai, tagai, tai ten, kur reikia galvoti, daryti ir rašyti, dažnam kyla problema. O jeigu dar anglų kalba nėra gera arba iš vis jos nemoka, tada atrodo, kam iš viso pradėti. Tai va čia ChatGPT yra tobulas reikalas. Aš sakau, kad ChatGPT yra mano verslo asistentas, darbuotojas ir padeda ne tik man pačiai susitvarkyti šituos dalykus, nors kaip ir moku anglų kalbą visai neblogai, pakankamai gerai, bet pasitaisau klaidas, jeigu jų būna, formuluotės, gaunu naujų idėjų, o tie, kurie nemoka, uoga iš viso. Tai vat viską noriu ir parodyti, kaip galite ChatGPT išnaudoti, ne tik pasitobulinti, jau ką pasidarę Etsyje esate, bet ir pradedant visiškai nuo nulio su nuliu anglų kalbos. Pradedam. Taigi, ChatGPT langas jums tikriausiai yra pažįstamas. Jeigu nepažįstamas, jį matote dabar savo ekrane. Tiesiog suveskite naršyklėse chat.openai.com arba įveskite Google paieškoje ChatGPT ir jums atsidarys būtent ChatGPT, va čia matote viršui kaip rašosi, ChatGPT raidės. Ir ši programėlė yra visiškai nemokama. Tiesa, gali tekti prisiregistruoti, turiu omeny susikurti paskyrą nemokamą ir galite ją naudotis. O kaip naudotis yra visiškai paprasta. Viršuje kairėje spaudžiate New Chat ir turite tokį langelį čia. Ir čia mes galime rašyti tiek lietuviškai, tiek angliškai. ChatGPT su mumis gali kalbėtis ir lietuviškai. Bet mums reikia į Etsy suvesti informaciją anglų kalba, tiesa. Bet mes galime paprašyti lietuviškai, kad mums parašytų angliškai. Ir ko mums reikia su Etsy dažniausiai? Pradžiai, kad susikurti parduotuvę, čia esu atsidariusi vieną iš parduotuvių, ne mano čia parduotuvė, tiesiog eilinė Etsy parduotuvė ir mums reikia čia announcemento, ar ne, tokio pranešimo, mums reikia po pavadinimu title, vadinamo, kas tai yra mūsų parduotuvė, mums reikia taip pat about yra sritis, mums reikia čia joje aprašymo, mums reikia dažniausiai užduodamų klausimų, va čia visa krūva surašyta ir gana tikrai, sakyčiau, gražiai ir gerai padaryta, nes pakankamai išsamei. Ir tada mums reikia listinguose informacijos. Tai pavyzdžiui, listingų mums reikia pavadinimo, mums reikia aprašymo, kuris yra štai čia, ir mums reikia tagų, ar ne? Tai ką mes darome, einame į ChatGPT ir rašome, ko mums reikia. Galima pasisveikinti, hi, I need your help, ar ne, arba lietuviškai galima rašyti. Jeigu nemokate anglų kalbos, tai būtent ChatGPT yra auksas. Labas, man reikia tavo pagalbos, kuriuosi Etsy parduotuvę. Taip. Ir reikia tam tikrų tekstų. Taip, aišku, mums pasisveikins. Labas, aš džiaugiuosi, galėdamas padėti, kokia konkrečiai informacija, pagalba jums reikalinga jūsų Etsy parduotuvės kūrimo procese, ar turite kokių nors konkretesnių klausimų ar užduočių. Taip, pardavinėsiu, na, kaip pavyzdys, rankų darbo papuošalus. Pavadinimas bus Neringa Jewelry Shop. Tai papuošalai iš akmenukų ir spalvotų virvelių moterims, dovanoms ir panašiai. Koks būtų geriausias shop title, kuris rašomas po parduotuvės pavadinimu? Atsakykite anglų kalba.
Na ir laukiam atsakymų. Pasiūlymai dabar, ar ne, mus turėtų tuos duoti shop titles, kurie, kaip rodžiau, yra parduotuvėje čia po pavadinimu, ar ne, but baby, child and adult textile creations, tai mums dabar duos kažkokį pasiūlymą. Na štai, handcrafted gemstone and beaded jewelry for women, artisan jewelry with gemstones and vibrant beads. Išsirinkam, ką norim, arba susidėliojam savo variantą. Okay, now I need shop announcement, please. Jau čia angliškai parašiau, tai vėl iš įprodžio. Ok, dabar reikia parduotuviai pranešimo. Shop announcement. Pažiūrime, kokį tekstuką sudėlios. Pavyzdys. Na štai, discover handcrafted elegance, perfect gifts for every occasion. Vėl, jeigu norime, kad mums įtrauktų kažkokios konkrečius faktus apie mus, ar ne, gal iš kažkokių konkrečiai akmenukų, kam skirta, ar kažką su siuntimu, tai tiesiog įtraukiame, kad paminėkite tai ir tai. Bet iš esmės, štai prašom turim. Ok, dabar reikia dažniausiai užduodamų klausimų ir atsakymų. FAQ. Mums sudėlioja skyriuką, prašom, kokie yra jūsų pristatymų laikai. Okay. Parašykite anglų kalba, prašau, nes lietuviškai parašymu, tai mums reikia angliškai. Taip, dar palaukiam, kol atsako, mums angliškai reikia atsakymo. Štai prašom vertimas anglų kalba. Nemokamai. Toliau prašome, dabar kelsiu, dar apie, ne? Dabar reikia apie teksto paminėkite faktus, kad esu 2 berniukų mama, kuriu laisvu laiku nuo šeimyninių pareigų ir darbo pusę etato, čia kaip pavyzdys kuriu, ar ne, vaikų darželyje, kaip sakykim, darželyje, parduodu savo gaminius draugams ir šiek tiek internetu, bet Etsy yra man naujas kelias, tikiuosi palaikymo. Anglų, kaip pažiūrėsim, ar anglų kalba parašys. Kažkokius faktelius, ką norite paminėti, ar ne? Na, štai rašo, I'm Neringa, the creator behind the handcrafted elegance you'll find in this little corner of Etsy. O, prašom, tekstukas, nieko nereikia mums kurti, rašyti ir sukti savo galvos. Ok, dabar turiu įkelti listingą, papuošalas, baltų perlų su rožinėm virvelėm, 3 sluoksnių. Ok, reikia pavadinimo, SEO optimizuoto pavadinimo, prašymo ir produkto aprašymo. Ne? Nu, bet prašom, laukiam. Ir čia tada, žinoma, kada norime produkto aprašymo, tai mes turime duoti daugiau detalių, sakykime, ilgį, gal ten perlų pavadinimą, kažkokius faktus, ką mes žinome, ką norim pasakyti apie papuošalą. O ir vėl rašau lietuviškai, tai prašau visą tai parašyti anglų kalba. Taip. Mums viską išverčia anglų kalba. Davė pavadinimą, galima, žinoma, pasipildyti, o kiek matau, reikėtų jį pasipildyti tam tikrais raktažodžiais. Jeigu norime pavadinimo pačio aprašymo išsamesnio, tai, žinoma, turime parašyti savo detalės, ar ne, koks ilgis tų perlų, kokiom progom, gal kokiom dovanom tinka ir panašiai. Dabar reikia 13 raktažodžių.
tags, kurie turi būti ne ilgesni kaip 20 simbolių. Anglų kalba. Na ir duos mums sąrašiuką raktažodžių. Vėlgi, pearl necklace, layered jewelry, handcrafted pearls, ar ne, gift for her, adjustable clasp, modern jewelry. Žinoma, mes žiūrime, ar mums viskas tinka, nenusikopijuojame visiškai aklai, bet dar pamastome, kaip sakau, ir savo galvą. Bet akivaizdu, kad ChatGPT yra, tikrai šiandien galim pavadinti stebuklingas įrankis, kurti savo Etsy parduotuvėm, išnaudoti jį, kad žymiai lengviau ir žymiai greičiau galėtume susidėlioti visus tekstus, idėjas, kad nereikia sukti, sakykime, savo galvos, daug analizuoti, o galime gauti tokią labai greitą ir, pasakyčiau, tikrai kokybišką pagalbą. Ir ypatingai tiems, kaip matote, kurie nemoka anglų kalbos. Na, o toliau čia galite išnaudoti ir susirašinėjimam su klientais. Jeigu gavote žinutę, įkopijuojate, paprašot, kad išverstų jums į lietuvių kalbą. Ir parašote lietuviškai atsakymą ir paprašote, kad jums išverstų į anglų kalbą. Ir įkeliate Etsyje. Taigi, kaip matot, priežasčių nebedaryti Etsy dėl to, kad nemokat anglų kalbos, nebėra, nes ChatGPT puikiausiai sutvarko visus reikalus nemokamai. Galima naudoti, žinoma, ir kitas dirbtinio intelekto programėlės, Google Bardą ar dar kažką kito. Ir tikrai šis įrankis gali pasitarnauti, palengvinant ir sutrumpinant visą darbą. Ir taip pat jį galima naudoti ne tik Etsyje, bet pavyzdžiui ir rašant naujienlaiškius, jeigu jau susikūrėt savo, sakykime, klientų bazę, taip pat socialiniai medijoje, jeigu rašote anglų kalbą, kurite profilį anglų kalbą, Pinterestui, bet kam. Ir tikrai, aš tai dievinu, tai mano nemokamas etatas, nemokamas darbuotojas naudoju labai dažnai ir labai daug ir apskritai idėjoms generuoti, o Etsy tai yra stebuklas. Tai jeigu jums buvo šis video naudingas, spauskit laiką, prenumeruokit, tikrai kursiu ir kelsiu viso ko daugiau, o aprašyme palieku dar keletą nuorodų, kur dar galite pasižiūrėti įdomybių apie Etsy ir žinoma nuorodą į mano Etsy klubą, kuriame rasite visko dar daugiau. Iki!